Šiandien pabandysim 5 bilieto užduotį pademonstruoti. Tai yra užduotis susijusi su 3-4 metų vaiko migdymo procesu ir kaip ir visos užduotys. Pradedam nuo rankų plovimo. Tarėmės jau ne kartą, bet kuri užduotis prasideda nuo to, kad einam ir plaunam pagal reikalavimus rankas. Rankas plaunam rankų plovimo vietoj, atsisukam vandenį ir sudrėkinam delnus šiltu vandeniu. Tada dozuojam skystą plovimo priemonę, kuria padengiam delnų vidų, išorę, tarpupirščius, įvairiais judesiais išsklaidom taip, kad kiekviena mūsų rankų vieta būtų padengta plovimo priemonė ir po to nusiskalaujam šiltu vandeniu, gausiai tekančiu vandeniu, kad visi nešvarumai nueitų į kanalizaciją. Rankas ausiname vienkartiniu popieriniu rankšluosteliu. Daugkartinio naudojimo rankšluosčiais ausinti rankas darbuotojams jau yra draudžiama, vaikams dar galima, darbuotojams jau nebe. Ir tuo panaudotu rankšluosteliu stabdome vandens veikimą. Nieko daugiau su tuo rankšluosteliu nedarom, išmetam jį, nes mūsų rankos švarios ir einam jau atlikti užduoties. Pagal aprašą reikėtų pirmiausia paruošti kambarį vaiko miegui, tai yra jį išvėdinti. Kada vėdinti kambarį? Tai be abejo tuomet, kai jame nėra vaikų. Vėdinti atidarant langus, tai kad mes atidarysim langus vėdinimui, sukurs nesaugias sąlygas vaikui, tai yra galimybė jam iškristi per langą, galimybė peršalti ir kartais kyla klausimų, o iki kokio laipsnio galima atšaldyti tą patalpą. Tai senojoje higienos normoje buvo labai taip gerai nustatyta, kad nereikėtų vėdinant patalpas net ir šaltą žiemą atvėsinti jose oro žemiau negu +12 laipsnių. Tai +12 dar būtų ta tokia kritinė riba, kur iki ten 18-19 dar pakankamai greitai būtų galima atstatyti. Labiau atšaldžius patalpą, jau tas, sakykime, komfortas bus pasiektas žymiai vėliau. Tai išvėdinus patalpą prieš vaiko miegą, tada jau einam prie kito žingsnio, tai yra prie lovelės. Matysit, kokia ta lovelė bus, paklota, nepaklota. Jeigu jinai nepaklota bus, teks ją paklot. Lovelės klojimas, patalynės keitimas yra 7 bilietas, tai čia nedubliuosim šitam biliete. Ir jeigu ta lovelė jau bus paklota ir galėsim vaiką į tą lovelę migdyti, tai reikės tik tai tą lovelę paruošti. Dabar kuri tą lovelę reikėtų pasirinkti, jeigu ten būtų, sakykime, galimybė rinktis iš kelių lovelių. Tai turėkit minty, kad tai yra 3-4 metų vaikas, vadinasi, jam jau tos sienelės apsauginės nereikalingos. Tai šiuo atveju imam tą lovelę jau be privalomų tokių apsauginių sienelių ir paruošiam miegui, tai yra šiuo atveju nuimam tą dėkiuką. Jeigu kalbėt apie tolesnius veiksmus, tai eina vaiko aprengimas. 3-4 metų vaikas, ten bus manekenas, mes tai turim tokią lėlę, kurios čia labai sunkiai lankstosi rankos, kojos čia beveik neįmanoma. Tai va tas dalykas, kad rengiant vaiką reikia pademonstruoti švelnius judesius, čia su šita mūsų lėlė beveik neįmanomas. Dėl to aš ir nedemonstruosiu, kad čia nelaužytos lėlės, bet pagal aprašą yra nurodyta, kad reikia apmauti sauskelnėmis, tai galime tą pakomentuoti, kad 3-4 metų vaikas, jeigu jis dar turi, sakykime, poreikį, tai apmaunamas sauskelnėmis, migdant dienos miegui ir aprengiamas miego rūbais. Miego rūbai tai yra parenkama pižama, miego rūbai gali būti, atsimenat, iš tų saugių produktų vadovo gali būti atskirais atvejais grėsmė vaikui, todėl parenkam be kažkokių kaspinėlių, be kažkokių tai karoliukų, kuriuos vaikas gali atkrapštyti, be kažkokių tai ypatingų ten tokių papuošimų, kurie gali sudaryti kilpą, sakykime, didelę ir vaikas į ją įsipainios arba užklius už kažkokios lovelės konstrukcijos. Tai parenkam rūbelius saugos požiūriu.
atsimenat, buvo tokia rekomendacija, kad tai turėtų būti ne pernelyg laisvi rūbeliai. Tai šiuo atveju mes parinkom kelnytes ir tą viršutinę pižamėlės dalį, tai jūs pasižiūrėsit, iš kokių ten variantų bus. 3-4 metų vaikas, aprengtas, paruoštas miegui ir mes jį guldom į lovytę. Apraše nerašoma, kokiu būdu vaikas turi būti rengiamas, tai tikrai nedėkit jau ten gal ant to vystymo stalo, nes jau jis gali būti aprengtas ir net vystymo stalo. Ir dėl to aš ir nedemonstruoju jokio čia vystymo stalo paruošimo, valymo ir dezinfekavimo, nes apraše vystymo stalas neminimas. Vadinasi, rengsim 3-4 metų vaiką, kai sako, ant kėdutės ar panašiai. Ir dabar jau tas vaikas, kai aprengtas, guldom jį į lovytę. Tai yra jo lovytė. Atklojam. Ir dabar žiūrėsim migdymo ritualą. Migdymo ritualas išvardintas. Šį kartą jau šitame biliete aiškiai nurodyta, kokie yra migdymo ritualo elementai ir kokius juos reikėtų pademonstruoti. Tai yra įjungiama rami muzika, tai yra švieselė, tai yra vartoma knygelė, dainuojama dainelė, pasiūlomas mygdukas, skaitoma knygelė. Kiekvienas šitas migdymo ritualo elementas vertinamas 1 balu, sekama pasaka, šitas migdymo ritualo elementas vertinamas 2 balais. Dėl to ir jūsų prašiau pasekti pasaką, nes tai yra vertinama žymiai geresniu įvertinimu. 2 geriau yra pasekti negu paskaityti iš knygos. Ir migdymo rituale reikia rodyti ir demonstruoti pozityvų bendravimą su vaiku. Tai ką reiškia pozityvus bendravimas su vaiku? Tai tiesiog tas, sakykime, neskubėjimas, tokia vidinė spinduliuojanti ramybė, tai yra ar tai dainuojant dainelę, ar sekant pasaką, neskubus kažkokie tai nestaigus judesiai. Ir kalbant apie šitą užduotį, toliau jau eina žaidimai 3-4 metų vaikui patalpoje ir lauke. Ir užduotis, kai sakoma, baigta. Tai migdymo ritualo, iš tikrųjų tos visos eigos, manau, mes jau dauguma pasiruošėt, kitos dar ruošėtės, kaip ten pirmo, man atrodo, egzamino užduotį vykdant, tai tikrai gali 3-4 metų vaikui būti sekama panaši pasaka ir dainuojama panaši lopšinė. Tai yra tikrai daugeliu atveju tinkami jūsų tie pasirinkti kūrinėliai ir tas pozityvumas irgi ir pirmam biliete, ir šitam 5 lieka. Tai dėl tų vertinimo kriterijų tikrai yra čia šitas bilietas pakankamai aiškiai suformuluotas ir dėl to, dar jeigu peržiūrė, tai tvarkinga vertinamojo išvaizda, tai yra darbo rūbai, plaukai, netokie kaip mano surišti turėtų būti, nagai, asmens higiena 2 balai, prieš darbą nusiplautos rankos 2 balai, išvėdintas miego kambarys, paklota lova, paruošti miego drabužiai 2 balai. Kaip ir minėjau, jeigu komisija bus patalpoje, tai nebūtinai tą komisiją ten, kai sakoma, vėdint, tiesiog apibūdint, kaip tas vėdinimas atliekamas, ypatingai žiemą, ir pabrėžti, kad vėdinimas per langus yra pavojus vaikams, atsimenant iš higienos normos, kad langai turi turėti apsaugas, nedaugiau kaip 10 cm tarpelis, kad prasivertų. Čia, kuomet atlapojam langus, yra iš tikrųjų didelė grėsmė vaikams, todėl nevėdinam, kuomet jie yra paruošti miego drabužiai, tai vėlgi jau galima tikrai daug komentuoti apie miego drabužius ir tuo degumo požiūriu, ir įvairių virvelių, raištelių, karoliukų požiūriu, ir pluošto požiūriu, kad ten sintetiniai pluoštai, apie kuriuos mes kalbėjom, nėra tokie draugiški nei aplinkai, nei vaikui, kaip natūralūs pluoštai. Natūralūs pluoštai tai yra medvilnė, tai yra tokie,
sakykime, reiškia linas, ten ir kanapės gali būti, bet dažniausiai šiai dienai vis tik bus dirbtiniai pluoštai, kur, sakėm, žaliava pagrindinė yra natūrali, sakykime, celiuliozė kažkokia, bambuko celiuliozė, eukalipto celiuliozė ir ten tokio technologinio procesų metu išgaunami yra tie dirbtiniai pluoštai. Tai čia vertėtų, kai sakoma, sublizgėt, parenkant miego drabužius, galima apie pluoštus papasakot ir papasakot apie tą rūbelių saugą, kad tie rūbeliai neturėtų būti labai platus, su pavojingom detalėm ir panašiai. Tada rengimas, jau rengimą, kaip ir minėjau, nedemonstravau, bet teks pademonstruoti. Tai turėkit minty, 3-4 metų vaikas, jau tai yra nemažas vaikas, vaikštantis ir bėgiojantis ir galintis ir pasėdėti. Ir sutvarkyta darbo vieta, sukurtas miego ritualas. Tai miego ritualą vėlgi sudaro va tie elementai. Tai ir susakom, galim įjungti ramią muziką, kai kas rašė tą baltą triukšmą, įjungiat irgi variantas, gali būti švieselė atitinkama, gali būti, kad su vaiku pavartoma knygelė, gali būti va ta lopšinė, gali būti mygdukas, gali būti sekama pasaka ir, kaip ir minėjau, ypatingai komisija norėtų, kad jūs sektumėt pasaką ir dainuotumėt lopšinę, ne iš įrašų, o pačios gyvai. Ir tikrai nereikėtų sakyti, kad aš turiu negražų balsą. Tikrai žmogaus balsas yra vaikui labai svarbus, būtent gyvas balsas. Ir aišku, sakysit, tai mamos balsas, taip, galbūt kūdikystėje mamos balsas, bet mes kalbėsim apie vaiko raidą. Į gyvą balsą jis reaguoja kitaip ir ypatingai į jam pažįstamą, šiuo atveju mes esam jam artimi žmonės ir net ir nelabai puikus dainavimas. Man netgi, pavyzdžiui, kartais imponuoja niūniavimas, kurį tikrai gali kiekviena drąsiai demonstruoti, yra vaikui naudingesnis visomis prasmėmis, negu, tarkim, tas negyvas paleistas įrašas, audio įrašas, kuriame ten tegul ir aktorius skaito tą knygą. Tai tikrai reikėtų tą vertinti ne kaip savo atlikėjos kažkokį tai aspektą, bet kaip naudos vaikui aspektą. Tai tikrai mūsų gyvas balsas, jam pažįstamas, žinomas, jį veiks labiau raminamai negu paleistas įrašas, kur ten kažkoks neaiškus dėdė ten iš to įrašo pasakoja, kad ir labai vaizdingai pasaka. Tai tuo aspektu vertinam, tikrai siūlau visom pergalvot, kas ir skundžiatės, kad neturit balso, niūniavimą, labai gražus, sakykime, niūniavimas, paprasta melodija, į lopšiniai tinka. Tai tiek būtų ir pabaigus šitą užduotį, kaip ir visas kitas, einam, plaunam rankas ir tada jau pristatinėjam žaidimus 3-4 metų vaikams. Vieną patalpoje, vieną lauke, atitinkančius jų raidą ir saugos reikalavimus. Tai tiek.